Tęsime supažindinimą su darbu treniruoklyje technologo užduotyje. Prieš tai technologas sukūrė technologinio proceso kortelės titulinį lapą. Dabar sistemoje jis atrodo šitaip. Ką mes galime atlikti? Mes galime technologinio proceso kortelę peržiūrėti ir peržiūros režimą toliau pildyti trūkstamas dalis. Galime redaguoti prieš tai užpildytas dalis. Taip, tarkime, pakeičiame į kitą krovinio rūšį, keičiame technologinę schemą ir galime mes ją išmesti. Taigi, tolimesnėje eigoje mes turime užbaigti pildyti technologinio proceso kortelę. Tuo tikslu einame į peržiūros režimą. Turime užpildyti sekančias lenteles: mechanizmo markės, darbuotojai ir sukurti medžiagų normą. Pradedame nuo mechanizmo markių. Spaudžiame sukurti, atsidaro naujas langas, įeiname į sistemoje esančių mechanizmų peržiūrą, spausdami lupą. Taigi, ką mes čia matome? Atsidaro sistemoje turimas mechanizmų sąrašas. Krovos, organizuojant krovą, terminale gali būti naudojami 25 tonas gabenantis sunkvežimiai, tai yra automašinos, kalmar autokrautuvai, kurie yra naudojami konteineriniuose terminaluose, dviejų tipų ratinės platformos, SISAM yra skirta generaliniams kroviniams, container chassis pavadinimas nurodo, kad tai yra skirta tik tai konteineriams pervežti. Visai ekranų, vienas iš jų laivo kranas, išvardijami portaliniai kranai. Tada sistemoje matome ratinę techniką, tai Volvo gamintojo krautuvas, Terbergas ir Seisu, tai šitų gamintojų terminaliniai vilkikai, Toyota gamintojo šakiniai krautuvai, skaičius prie santraupos FD nurodo jo keliamumą, o santraupa FD būtent ir nurodo, kad tai yra šakiniai krautuvai, forklift device. Hister, tai irgi šakinis krautuvas, Bobcat, tai speciali triume dirbanti kaušinė mašina, o Volvo kaušinis krautuvas, skirtas darbui sandėliuose, sustumiant biurų krovinį. Matome kitą autokrautuvą Kalmaras, kuris turi spriperinį užkabinimo įrenginį griebtuvą ir skirtas konteineriams krauti. Dar vienas specialias konteinerio chassis, portalinį kraną, traversą skirtą krauti ilgiems generaliniams kroviniams. Jos ilgis nurodytas čia 660, taip pat prie kitos traversos taip pat dažniausiai nurodomas kaip lifting beam, skirti didmaišiams krauti. Toliau yra nurodomi stropai skirti kroviniui užgriebti, generaliniam kroviniui užgriebti. 3 greiferiai, skaičiai prie greiferio nurodo jų keliamumą. Toliau aikštelės kranai RTG tipo, STS konteineriniai kranai. Darbui terminale gali būti naudojami lokomotyvai, mobilus piltuvas, skirtas biriems kroviniams krauti, bei laivo pakrovimo mašina, biriems kroviniams krauti, gamintojo Severtel Brooks. Atitinkamai pagal užduotį studentai turi pasirinkti nurodytą įrangą ir jų skaičių.
tarkime, pasirenkame kranuotuką, mums jo reikia vieno. Taip, jeigu priskirtas taip. Ir atitinkamai, jeigu mes krautumėme ilgus krovinius kaip metalo armatūrą, naudotumėme, turime naudoti traversą. Vienam kranui naudojame vieną traversą. Išsaugoti. Matome, visi mūsų pasirinkimai išsisaugo čia prie mechanizmo markių. Vėlgi, esant klaidai, mes galime juos redaguoti, galime juos ištrinti. Primenu, kad mechanizmai turi atitikti tai, kas yra parengta technologinėje schemoje. Sekantis žingsnis – darbuotojų skaičiaus parinkimas. Darbuotojai dirba aptarnaudami turimą įrangą ir atlikdami papildomus darbus, tokius kaip krovinio tvirtinimas arba krovinio skaičiavimas. Taigi pažiūrėkime, ką turime sistemoje. Vėl spaudžiame sukurti, atsidaro sąrašas, pareigybių sąrašas. Sistemoje turime 3 kategorijų dokininkus mechanizatorius, 1, 2, 3 klasės. Turime stebidorių, technologą, krovos terminalo operatorių, direktorių, brigadininką, krano operatorių ir signalizuotoją. Primenu, kad technologinio proceso kortelė yra sudaroma gamybiniam procesui. Dėl to yra parengiami tik tai gamyboje dirbantis darbuotojai. 1 klasės dokininkas mechanizatorius atlieka tik tai stropavimo darbus. 2 klasės dokininkai mechanizatoriai jau dirba su technika. 3 klasės dokininkai mechanizatoriai dirba su aikštelėje esančiais kranais. Stebidorius yra darbų organizatorius. Krovos terminalo operatorius dirba su laivo pakrovimo mašina. Čia šituo atveju mes turime Sivertal Brooks pakrovimo mašiną lauterį. Brigadininkas. Krano operatorius atitinkamai, jeigu dirbame su kranais, nurodomas jis krano operatorius. Ir jeigu numatyta sistemoje arba krovos darbų taisyklėse, privaloma įtraukti ir signalizuotoją. Kitus darbuotojus kaip talmanus ar stropuotojus, šitos darbus atlieka būtent dokeriai mechanizatoriai, priskiriami prie atitinkamos klasės. Kaip atliekamas pats darbuotojų priskiriamas į technologinę kortelę, pasirenkama pareigybė ir nurodomas darbuotojų skaičius. Išsaugoma. Grįžtame atgal prie darbuotojų, spaudžiame sukurti ir parenkame papildomus darbuotojus. Stebidorius, kuris gali, jo darbo krūvio dalis gali būti 1/3 arba pusė darbo, 0,5 etato. Taip, matome, taip po truputį mūsų darbuotojų lentelė pildosi. Darbuotojų skaičius turi būti pagrįstas, motyvuotas, tai yra būtent pildant laboratorinio darbo ataskaitą turite nurodyti, kodėl pasirinkote tokį darbuotojų skaičių ir kaip jie bus paskirstyti atliekant technologinio proceso darbus. Paskutinis žingsnis – medžiagų normos sukūrimas. Medžiagų norma kuriama meniu skyriuje, pasirenkame medžiagų normą, matome šituo metu yra tuščia, spaudžiame sukurti ir taip kaip ir buvome pasirinkę technologinę proceso kortelėje, parenkame tuos pačius krovinio rūšį, įpakavimo tipą, krovos darbų variantą, technologinę schemą. Taip, darbų apimtis medžiagų normoje, dirbant su generaliniais, biriais kroviniais ar skystais kroviniais, yra nurodoma
1000 tonų. Tuo tarpu skaičiuojant, sudarant medžiagų normą konteineriams, nurodoma medžiagų ar tų įtvarų kiekis vienam konteineriui. Deja, čia turite prisiminti, kada medžiagų norma yra sukurta, atsidaro papildoma medžiagų lentelė, paspaudžiame sukurti ir čia sistemoje matome visą eilę pagalbinių medžiagų, kurios gali būti naudojamas darbe. Pažiūrėkime pagrindinius. Tai dirbant, kraunant generalinius krovinius, darbo zona turi būti apjuosta stop juosta, sutvirtinimui yra naudojamos įvairios lentos, pakuotėms arba konteineriams yra naudojama, jie yra užplombuojami, tai yra naudojamos plombavimo plokštelės, viela plombavimui. Taip yra naudojami tvirtinimo diržai, vežant krovinį autotransporto priemonėmis arba tvirtinant laivo triumuose, tvirtinimo juostos, pačios plombos, įvairūs pleištai, mediniai tašai su žieve arba be žievės, viela vyriesiams kroviniams. Prie papildomų medžiagų yra naudojama brezentinė rankovė, euro padėklai, skydai, markiravimo lentelės, konteineriai tvirtinami metaliniais įtaisais, metalinė juosta taip verčia sistema, ir sutvirtinimais tai metaliniai juostai. Tuomet gali būti naudojami krovinio užtvirtinimui ar konteineryje, ar laivo triume, vinys, separavimui naudojami kartono lakštai, vienetais 1 kvadratinio metro lakštai, toliau juostiniai stropai, kraunant biriuosius produktus, yra naudojami brezentas apsaugant krovos zoną, kito tipo tekstiliniai stropai, didmaišiai bei mediniai skydai. Ką parinkti? Visais atvejais mes turime pirmą kiekius paskaičiuoti 1000 tonų. Kai kuriais atvejais būna nurodyta, kad kiekis nepriklauso nuo perkraunamo krovinių kiekio, o susijęs su technologija ir užkabinimo įrenginiais. Pasižiūrėkite, užduotyse būna tai aiškiai nurodyta. Ir taip, spaudžiame čia išsaugoti, kiek mūsų stropų, tarkim 13 reikės vienam pakelimui. Kaip matote, ta mūsų medžiagų norma, sukurta medžiagų norma turi savo kodą ir jau technologinio proceso kortelėje, sugrįžus į peržiūros režimą ir sugrįžus į medžiagų normą, mes ją galėsime priskirti prie technologinio proceso kortelės. Jeigu jinai automatiškai neprisiskiria, reiškia, kad yra kažkur tai numatytos klaidos, būtent nesutapimai tarp technologinio proceso kortelės titulinio lapo ir medžiagų normos.